Ar gali būti, kad tai, kiek dabar jautiesi vertingu savo gyvenime, priklauso nuo kažkada senai nesąmoningai sudarytos slaptos sutarties su pasauliu? Joje įtvirtinta, aš būsiu tokiu, darysiu tai, o jūs tada mylėsite mane, vertinsite, neatstumsite, džiaugsitės manimi. Kertinė tos sutarties nuostata - slėpk save tikrą, jei nori turėti ryšius su kitais žmonėmis, jei nori jaustis svarbiu ir reikalingu jiems. Ta išlikimo strategija kažkada mums iš tikrųjų labai padėjo, bet jei iki šiol gyveni pagal ją, anksčiau ir vėliau sustosi, klausdama savęs, o kurgi mano gyvenime esu aš? Apie tai, kaip gimsta tokios sutartys, kodėl jų laikomės net tada, kai jos skaudina, ir kaip pakeisti jas, kalbu naujausiame savo rubrikos Kava su prasme YouTube kanale epizode. Su meile ir palaikymu, Danguolė.